You should be brought to daylight. Su šiomis neišaiškintomis Morzės abėcėlės ir net pažintų rašmenų kadruotėmis tik vienas ar kitas žmogus uždraus galvoti jūsų liekanas su kitomis dėmėmis ir dar viena sąlyga, su dar viena dimensija pridėta. Nors mažesnių skaičiumi, vis tiek nesuvokiama, ar mažasis vaikas laimės, ar bus nustumtas į šalį, ar jie imsis kokių nors priemonių sustabdyti, ar galas tam, kuris bus nužudytas dėl savo įsitikinimų ir tiesos leidžiančios slėptis su nesuderintais kvailais vaikais. Jie bus mažai kuom. Kilo klausimas, jeigu aš toks idiotas, tai kodėl tuomet jie šitaip elgiasi? Dėl piešinių? Viskas dėl tų nelemtų piešinių? Jie jiems įdomus? Ar jie nori jų dar? Pagaliau supratau, kodėl. Jie nepalieka manęs ramybėje. Privalau tai išnaudoti savo ir kitų žmonių naudai, bet ne jiems. Nes jie tai paslėps, iššifruos ir tai išlys tik po daugelio metų. Ar jūs dideli žmonės, ar ne? Tikrai nežinau. Fell in love with Думаю, пятый зонгер. Какой мы отвалил? Ребята, važiuojam, ar nevažiuojam? Važiuojam? Dienutį važiuoji? Į Kauną važiuoji?
laikas su nuotoliu ir gebėjimais nebegali tęstis dar vieną dieną. Juk žalias uždaras vaikas ims ir nepasakys, neatskleis visų paslapčių. Jie juk tokie maži, nesudarkyti. Kailiniai ir tik jos užraktas gali išmesti visas nesąmones. Nes galimas išsivadavimo momentas apskritai yra neįmanomas. Mes juk užmušime ir galų gale iššifravę visą esamą galimybę, tiesiog nusiplausime ir nuplausime visas nuodėmes. Daugiau nebesiirsim tolyn upe, o tiesiog nubausime jūs visus už tai, ką jūs darote. Juk belaikiškas jo žmogaus užduoties teikimas bus uždraustas. Esmė pasilikti tame pačiame principinio kontakto režime, kuris pervadina viską iš naujų ir neprigalvotų žaliųjų iškrypimo, numatymų, kurie išvaduoja nuo nežinomybės šalininkų pykčio, kuris pasistengs perduoti iš vieno taško į kitą, kuriame nebebus jokios sąvokos grynumo ir pavadinto žinojimo galimybės. Jie vėl iš naujo pervadinę naujoviškus išdėstymus su šiokiu tokiu ketvirtadaliu žaliojo Maroko norų ir negalėjimu griebtis ir nematyti ir nebegalvoti, kas juose išvedė šitokį kerintį išmėtymą. Iš vadovybės žaidimų ir neturinčių šaltų nervų žmonių su gerais iškrypelių pamastymais apie žinias su cosmetics. Me around his money in the room.
Jo, ir per pertrauką kalbėjom, kad reikia pastatyti spektaklį Helicopter Dick vadinsis. Tiesiog bus 3 valandas. Helicopter Dick. Ir jei žmonės sakys, oi, kaip čia meniška viskas, nesupratau, reiškia protinga. Radai? Ne. Kaip keista. Kada buvai? Vakar vakare. Can you plug him? Va, gali prie laido su ta dalim, kad ne. Taip, bet nieko. Matysis ir... Ne, tai galima normaliai. Jo, taip, aš šitą kitur galima. Jo. Jo, pradėk. In the frame, no. Need to get there. Oh fuck. Jis juda, kai kamelis juda. Ir cigaretę tavo nukrito. Oh fuck. Bus tai cigarečių. Okay. Lower. Žemiau? Lower. Žemiau? Mhm. Taip? Matosi viskas? Mhm. Thank you. Fuck. Rytoj anksti darbą? Reikia pradėti. Tarp kitko, čia tarp kitko užžambytus viską, žinai. Negi baigtos jo. Čia tarybinė sistema. Galima vokti, galima kiti namus pasistato. Jūs dabar sakykit, ką jūs galite geriau padaryti be rinkos dėsnių. Jūs tik tai šantažuojate. Ir to, kad valstybė, kurie girta glenę stato. Prie ko čia dabar kaip... Čia jau visai kaip bobelė, nesąmonė. Čia pasiūlymas konstruktyvus, aš skaitau. Ir atiduokit viską, kas priklauso. Tada atsiskaitysit, nutraukiam sutartį. Metų turėjusi savo universitetą. Garsino jos vardą.
Duodai, tu laižyk. Visai negaus, jeigu taip darysi. Prašau laižyti, aš palaikysiu, nes... Kristijonai, nu taigi... Labai žiūrėk, kas darosi. Matai, kaip čia darosi, ar matai? Lietuviškas pavadinimas, sakantis nežinia ką, galys padėti pakelti sunkų akmenį. Ir visatos dienos bus užburtos ratilais. Ar gerovės pilnos kelnės suburs jūsų dieną į dar vieną istoriją. Ar gerieji draugai daugiau nebeims į karą vaikų, tam, kad juos sulaužytų į gabalus. Mano vaikai bus apsaugoti ir neuždaryti į kalėjimą. Rasiu tam kelią. Ir rasiu užstatytų kliučių ruožų visiškai nematomose vietose. Tapsiu gatvės dalimi. Ir laikina jos draugija. Ar laikas? Ir kelionės? Ir nesusipratę vaikiški žaidimai nustos būti jūsų išdidumo pagrindu? Ar lauko ir keršto leitmotyvas padės laikytis užjūrio krašto draugijos taisyklių? Mes maži ir pilnai nusitaikę, be jos nebeužburtos karštos dienelės, be jos kvailos sesers, be jų dinamiškų sapaliojimų apie erdvę. Tai ką žmogų ir jų santykį, ar galvosūkis kals į galvą dar vieną vinį. Kokie metai? 205. 205? Dangaus aikštelė.
išklota kvadratais, panašiai kaip ir Songoka. Stovi moteris, vyras, senis, visas sudėtas iš pikselių. Vaikas, judėjimas. Staiga pradeda kaukti sirenos. Karas, karas, šaukia tėvas. Pribėga prie rozetės, pasiverčia į ūką ir dingsta. Mobilizacija. Vyksta kova, visi šaudosi iš rankų, lazeriai, gausmai, keisti gyviai danguje. Staiga tėvas išlenda iš rozetės. Aš pramušiau jų apsaugos skydą, galim pult. Staiga nusileidžia bandomas. Staiga iš dangaus nusileidžia raudonas laivas, iš jo išlipa mergaitė. Paima berniuką už rankos, jie bėga. Įbėga į pastatą, bėga koridoriais, atsišaudo, staiga įbėga į dušą, tai ten prausiasi žmogus. Jie susikimba rankom ir pavirsta vandeniu. Pabėga vamzdžiu. Medis šnekasi su medžiu. Dvi žuvys. Duona. Vynas. Karas. Darosi vis sunkiau ir sunkiau. Darosi vis sunkiau ir sunkiau. Norisi nusižudyti, keistas jausmas skrandyje ir galvos šonuose nepaliauja pjovės. Daug galvoju apie savo buvusią merginą. Čia bibys, nepatinka man šitas. Man reikia susitvarkyti santykį su motina, daugiau praleisti laiko su broliu, parodyti Ievai, kaip ją myliu, pabūti su savimi, išmedituoti visą šūdą, atsiprašyti tų, kuriuos įskaudinau, atleisti tiems, kurie mane įskaudino, subalansuoti trauką 50 ant 50. Scenarijus yra šventas reikalas. Scenarijaus kraipyti negalima. Iki paskutinės tikslumo sekundės. Jis užsuka viską į vieną. Ir gyvent tau žmogau neduoda. Bet jeigu hakeris esi ir programuotų moki, tai varyk, darkyk ir plėšyk sistemas tų apsaugos. Tik slėpkis, pasislėp gerai ir nepamiršk galinių kiemo durų. Jos labai svarbu. Svarbiau nei tau atrodo. Belgijos degaliniai maistas geresnis nei geriausiam Vokietijos restorane. O jis manim juk netikėjo. Ir nevažiavom, nes jis netikėjo. Žmogus aš juk ramus ir su demonais kovot nenoriu. Ta noriu tau patart. Brolau, pagelbėti iš visos širdies. Suteikti džiaugsmo, kad gyvenimo būti skraidytų. Kardo ašmenų bangavimas. Kad skristų varnos jos šalia. Kaulų nepalikinėtų ant palangės. Kad jie vėl suteiktų tau ramybę, ar apskritai egzistuoja toks dalykas kaip priešas. Nežinau, gal. Sapnavau aš šiąnakt karą, vandeniu virtau. Tada jau viskas buvo lengva. Valgyk žmogau, ėsk tu šūdus, ėsk ir ėsk. Ėsk ir niekados nesustok.
Tu ėdęs valgyt mirusius gyvus, bet nemirusius geriau suėski viską, ką tau žemė duoda. O po to tu tyliai, tu pradėki ėst save. Ėsk, ėsk, ėsk be saiko, ėsk, kol sprogs genitalijos ir žandai ir išsitaškys po visas skirtingas pasaulio pusės ir jokia jėga tavęs nebesurinks. Kaip prasimanyti man pinigų, kur keliaut, kad jų tu gautum. Tiek aš keliavau ir tobulas jaučiuosi. Ir krikščionis lyg esu ir gyvenu teisingai. Turiu ir žmoną, vaiką. Gaila. Gyvena į Amerikoje, bet ne Kanadoje. Nors maištas ten geresnis. Kaip prasimanyt man pinigų. Kaip viskas keistai iškreipta ir nesuprantama, be savivalės priimti sprendimus, daugiau nei viena istorija su nunešta galva ir jos užspausta smegeninė. Daugiau nei reikia bandyti valdyti jos primestą ir galimą saugumo garantą. Už valandą su priešais. Persivalioti, išpisti jūs visus per šikną taip, kad daugiau negalėtumėte atsistoti. Už laukinį vakarų primityvą. Už šaltą Persų įlankos karą ir laukinės moteris. Kaip kad katė, ji draskys jūsų fotelį ir daugiau nei reikia. Baus. Ji bus suvaldyta ir sukapota į gabalus. Ji turės dar vieną fotelį. Ji iš anksto bus suplėšyta į gabalus. Ar tavo istorija daugiau nebepriims? Jos suspaustas ir suplėšytas į skarmalus. Perteklius. Į daugiau negu reikia supras ir suvalgys į vieną tiesą ir dar kelis jos draugus. Į užmirštą tiesą. Ar jūs būsite sustabdyti? Ar būsite suvalgyti į keistą klastotę? Į šaltą ir nubrauktą tiesą. Ar jūs galėsite mums perplėšti gerklės? Iki tol, kol jūs supūsite ir daugiau nebegalėsite jiems nunešti. Į šaltą karą, į keletą dienų, jūsų užspaustą apynasrį. Ar jį kartos jums jūsų pergalės? Neaišku, kas čia. Iki dantų smegenų ir mažo apsiausto, kuris privers pasijusti šiek tiek ypatingų. Ir užstos jie laukinį geismą. Ar tavo diena leis laiką perprasti į užburtą dieninį motyvą, iškaltą užgoštą kraštą, jos laiškus ir jos dainų perpratinį individą, į sukurtą skatiką ir suprastą užgaidą. Jie juk priims jūs visus į sąskaitų suneštą apklausą. Ar mes būsime jiems suvokėjai? Ar tavo gerasis draugas galės mums padėti dar ir dar? Ar jos istorija bus nunešta į šaltą ir pastatų nemačiusią sielą? Mes perimsime dar kelis iššūkius. Ar tavo protėvis galės daugiau nei reikia? Į gerą aptvarą. Jos sukurti iliuzijų apgavikai mėtys užburtą istoriją. Jie bus suprasti daugiau nei jiems perprasta. Klasta ir gausiai susivokęs jaunimas, aš juk toks mažas, kad jums perpratus su gausia diena, ar jūsų užburta ir kvailas laikas, kuris niekaip nebepriims jūsų dovanų. Ar tavo laiškai galės jos daugiau nebestabdyti? Juk tiesiai iš visų istorijų sukursite dar kitą mergaitę. Juk tokių maža, ji suprasta, kaip jiems bus sutvarkyta. Ir išdurta akis, ji bus mažai supuvusi ir labai pasimetusi. Jis suvoks jos tiesos galimybę. Jie persigalvoja daugiau nereikia perims jos užgautą tiesą. Ar jūs laikotės tokių skaudžių tiesų, kad jį priimtai šalia apaštalų sulaužytą tiesą?
Aš mažas vaikas, kuris jums suvokęs uždraus daugiau nereikia perbristi upę. Apie vieną iš gelmių variantų. Ir jos tiesos su dar viena pridurta tiesa. Nes jis laiškais jūs užmuš į šitą tiesų užgaidų istoriką kažkokį. Prisiėmęs jos laikiną tiesą, jos dainas ir jos sugadintus ir užtvarkytus perstalius, ar Dievo diena galės jums nutraukti šitą tiesą į tą užgaidą, kuri lieps daugiau nebeslėpti šitaip kaip jos daugiau buvę. Maži išsigimėliai tokia keistai supuvusi ir už dar vieną tiesą, kurioje mes išbūsime dar šiek tiek. Ir laikinas jos draugiškumas neatneš daugiau nieko gero. Apvalkalas bus toks pesimistiškas, ar jų draugai sustos egzistavę. In the jungle, in the jungle, in the jungle, in the jungle. Stand up, fūra, kilpininkai brakonieriai, kompaktai ir tai, kas egzistuoja už jūros. Burbuliatorius veikia be priekaištų. Nuo vaisto atsipalaidavusi įtampa padeda, bet apima keistas jausmas užgulimo ir nejautros. Kiek galimų situacijų už vargdienius. Ir problemėlė kylant iš Latgos pusės, jos neįgalumas atlikti viską taip, kaip aprašyta protokole. Jų įsidienojęs, zenite kabantis aptvaras. Aš esu velnis ir kurio per jūs nepakeičiamų nėra ir nebus. Jie bus nužudyti ir į jų vietą. Tavo pirmą filmą pastatėm už 500 litų. Per X laiko tarpą produkto vertė kyla. Rašant reikalingas pastovus, nuoseklus. Per X laiko tarpą produkto vertė kyla. Rašant reikalingas pastovus, nuoseklus linijinis judėjimas. Gerai, jeigu įsiterpia. Gal jis tiesiog geras pisuoklis. Vieversio daina su žmonėm. Jų ilgesys trunka visą laiką, jis ima viską iš erdvės, ką įmanomas ar jūs žinote. Simboliai eilė įtarpta fiziniam veiksme. 3 čiūvai nešo gėles savo moterį. Gėlės, moteris. Žinomas autorius bus numestas šalin, kaip netinkamas naudoti, tačiau niekaip neįvykęs. Nes istorija neturi nieko bendro su pasaka. Brisiaus galas. Jis nėra šuo, bent jau tai, kas vadinama šunimi. Išgėrus dar vieną porciją piliulės, tai padės man atsigauti ir pajusti mažiau įtampos. Agresyvūs gėjai, jie bus jūsų užduoties ugdytojai. Su šiokia tokia kraujo anestezė. Daug obuolių. Šiuo metu negaliu net pasižiūrėti į obuolį. Jūsų draugas Zigismundas apsivertė ir nubėgo ieškoti draugų į Detroitą. Šalis, kuri beveik nesukuria jokio produkto, tik valgo kitų sukurptus mikroskepus. Už jūsų siurblį, kad jis susiurbtų viską ir visas nelemtas dulkes, kartu gal net su jumis. Tik saugokitės, kad neįtrauktų jūsų būvio. Gal jos laiškas apie Bibi įsiurbtą į vamzdį. Įdomiausias yra syvų pašalinimas iš siurbliamaišio. Už idėją jie subjektyviai ruošis tai dienai. Kas yra gretutinės teisės? Kodėl? Jų laikas bus toks menkas, taip netvirtai apsaugotas už jų šalį ir jų dievą, skirta šokti samba, tango, tiktų labiau. Jis sėdėjo ir mokėsi apie copyright. Ji be paliovos siurbė. Vienas ilgas užsitęsęs scenarijus. Tautinės neturtinės teisės, jos laukia ir šaltis 30 puslapio apie teisę, bet šitą galima perskaityti troleibuse ir žinioje jų svaigulų
Žuvis tūna pasislėpusi savo guolyje, net įmetus maisto neišlenda. Vienintelis logiškas šios situacijos paaiškinimas yra toks, kad ji tiesiog nealkana. Nėra toje erdvėje to, kas yra šiame pasaulyje. Ten nereikia patogumų, nes tokia savoka apskritai neegzistuoja. Once you're in the game, you're in the game. Kad ir koks skaudulys rėžtų kūno dalis, už kiekvieną neteisingą atsakymą tau pašalina vieną galūnę. Pradžioje šis. Laikinai gali. Senis žmonės tai balandžiai. Vidinis scenarijus. Filmas tai daugybė scenarijų viename, kurios tampa naudingomis tuo metu, kai atsiranda susikirtimo taškai. Taip kaip yra nesurišta su tuo, ką pasakai, gal tik šiek tiek. Užsidėjo žalsvas, nudriskusias, nublukusias ir apiplyšusias vatinės kelnes, žalią megztinį su šiokia tokia iškirpta kakle ir stačiu beveik iki ausų siekiančių kalnieriumi. Įsispyrė veltinius, užsimetė Gerai girdėjau. Mes juk nevalgomi žmogeliukai, kurie negali šnekėtis ir klausytis keistų garsų šniokštimo. Iš perkreipto realybės suvokėjo taško, kur viskas, ką veikiu, įgaus visai kitą prasmę. Ir genialumo nešinas procesas bus tik viena galvosena. Ir negaliosiu žiedų garbinimu ir nerangiu suvokėjo šalpusniu ir be reakcijos ir dainų rinkliava, be kurios galima tik pragaištis. Šitoks šilumos stygius nėra vieningais išeities darymas, o galvosūkis. Jie kitokio garso girdėti ir negali, juk girdesio kultūra turės tik vieną graudų ble ble. Rūpinimasis labai senu, protingu žmogumi. I've listened too many soundtracks from the past and now my head is messed up. I need help because I can't say much about this situation. Of all of this means, 1, 2, 3, gal jis ims ir nepratrys su šokėjų pagalba. Mes žengėme į miestą ir pradėjome užiminėti barus, tada siekė parduotuvės, vėliau kultūros centrai, radijas ir televizija. Ar jūs suvokėte, kokia skaudi žala buvo padaryta jūsų laikrodžiams? Jie juk visą tą laiką tylėjo ir be jokios abejonės tiksėjo. Bet stovėjo žmogiškasis principas, neturi jokių esminių galių, štai kvailai pragaištingai moteriai, kuri išgelbėjo nuo žūties. Mes valandų šnekėdavomės, o tada mylėdavomės. Buvome užsiėmę keistą poziciją ir keistą tikrovės suvokėjų komuną. Kaip Stepių Vilkel rašė, magiškasis teatras atviras toli gražu ne visiems. Jūs suvokėte apie tiesmuką modelį, kas tie baltieji, kas tie raudonieji, kas tie juodieji ir žalieji, kas jie apskritai tokie. Į šį klausimą man dar nepavyko atsakyti. Jis susirado darbą, kuris jo nevargino ir leido jam rašyti. Šita kvaila institucija bus užmiršta. Ji bus tokia kvailai neišmintinga.
Kai jie pasakė, kad aš nebegaliu, tai nesupykdė manęs. Bet kai jie pasakė, kad niekados ir negalėjau, tai man buvo didžiausias smūgis ir niekados jiems už tai neatleisiu. Man nepatinka naudotis tokiais manipulacijos metodais, kai žinai, kad jie tai daro specialiai. Tada tai nebeveikia. Pasimečiau ir nusprendžiau nebesidairyti į šonus. Su išvaikyto šalčio masonais, kurie negali perduoti jokio šaltinio vandens tam žmogui. Tuomet sudėsime keistą, šaltą ir išvaikytą kavos aromatą tarp išvestinės ir nematytos žinios, kuri ateina iš Valkyrijos, ir žiūrovų iškalba, kurioje mes išvaistysime visą jėgą ir niekuomet nebepasimesime bandydami sakyti, apie ką yra šnekama. Išvaduotų žmonių sindromas, kuris nevaikiškai tave išvarvintų iš šono, kuriame išvystame mūsų kvailo vaiko įvaizdį, kuris iki šios dienos neatnešė nieko tikra. Nemanau, kad viską iki šios dienos dariau neteisingai. Tam tikri dalykai buvo neteisingi, bet nepasakyčiau, kad visa strategija iš esmės būtų buvusi nieko verta. Išviršiniai, išilginiai santykiai yra gana sunkus dalykas.
Oho.